Tai buvo periodas, kai aš grįžau iš studijų Rotterdamo šokio akademijoje ir tuo metu tas mūsų laukas šokio tikrai buvo labai nedidelis. Ir bet kokia iniciatyva buvo mum platforma kurti. Ir man atrodo, tas atsiradimas 7-8 metais su savo darbais Bičių platformai, tai buvo iš tikrųjų statymas tos visos karjeros būsimos ir kūrybinio kelio. Tai tuo metugi mes nežinojom nei kaip daryti spektaklių sklaidą, nei kaip čia viskas vyksta. Neturėjomgi nei finansų, sakykime, tiesiog organizuoti savo parodymus. Tai va tie visi taškai tokie ašiniai su festivaliais, su tokiom platformai ir buvo galimybė verti tos karolius, kažkaip tai nurodyti ir auginti save kaip kūrėjus. Nes tuo metu degėm, kaip norėjom kurti ir statyti, rodyti, bet tos visos pusės tokios, o kaip visą tai vyksta, neturėjom. Tai aš manau, kad labai tokį davė pamatą tiem darbam užaugti ir egzistuoti apskritai. Tikrai nebuvo tokio sąmoningo siekimo, net neįsivaizdavau, kad aš tarsi galiu apie tai galvoti. Jeigu tai prisimenam, kas buvo 7 metai, kai statau su kūdikiu ant rankų tą duetą. Ir tik grįžus iš Olandijos, kur aš tikrai mačiau labai stiprias trupes, aukščiausio lygio šokėjus, tai matyt pasąmonėj buvo tas toks svajonė, kad Lietuvoje apskritai tai būtų. Buvo, žinoma, Aura ir tikrai aukšto lygio trupė. Aš jau galvoju, kaip padaryti, kad pas mus tai tarsi buvo. Bet tuo metu, aišku, tai nebuvo sąmoningas siekimas ir tiesiog gal tai lemia charakterio kažkokios savybės, gal gebėjimai, kad žmonės tarsi sukasi aplink ir kažkaip susibūrė ir iš tikrųjų vėlgi lėmė kažkokie tokie tarsi iš šono žiūrint atsitiktinai atėję dalykai, bet kai tu supranti, kad tau į rankas dabar viskas taip atėjo ir tada arba tu žengi tą drąsų žingsnį, arba taip kažkaip visą tai ir pamesi. Labai ryškus pokytis buvo, man atrodo, apie 2011-2012 metus, kuomet, man atrodo, mes jau atėjome į tą tašką, tai čia mano visa karta, tuo metu Rūta Butkus ir Lora Juodkaitė ir Andrius Katinas ir Vytis Jankauskas tuo metu, kaip tik išėjo įstatymas, kad norint gauti finansavimą, mes turim registruoti mūsų viešąsias įstaigas kaip teatrus, kad gauti. Ir man atrodo, tai atrodytų toks labai vadybinis ir toks labai tarsi nomenklatūriškas dalykas, tačiau jisai mus visus pūstelėjo šiek tiek, kad mes turim save jau reprezentuoti ir įkurti kažką tai savo. Ir man atrodo, kad tada šokio lauke susiformavo šalia Auros, kuri buvo ilgametė vienintelė trupė. Tai ir ilgus metus mus kūrusius kaip visiškai individualius menininkus, tai ar ten buvo mūsų menininkų grupė Žuvies akis, bet tai buvo asociacija, tai viskas labiau buvo asociacijų arba individualių menininkų rankose. Ir tas pūstelėjimas toksai, kad tuo metu mes visi ir įkūrėm savo teatrus, kurie daugiau ar mažiau augo, vystėsi, kažkas nunyko, kažkas kitas atsirado. Tai tuo metu kažkaip labai jau buvo susiformavęs, man atrodo, mūsų jau ir duris į pasaulį ir Europą, kad mes jau pradėjom taip pakankamai vis lygiavertiškiau žaisti kaip visos Europos šokio žaidėjai ir dalyvauti tiek edukacijose, tiek workshopuose, tiek įvairiuose festivaliuose. Tai man atrodo, tas buvo labai ryškus jau skirtumas, sakykime, nuo kokių ten 14 metų, jau šokis patapo, man atrodo, labai pilnavertišku tokiu žaidėjų visam Lietuvos kultūros lauke. Jau mes pakankamai stipriai atsistojom šalia teatro ir tada jau, aišku, atsiradusios įvairios programos, tada jau, žinoma, Lietuvos kultūros tarybos susiformavimas, atskiros šokio srities. Aš taip gal kalbu labai tarsi ne iš kūrybinės pusės, bet man atrodo, šitie visi dalykai leidžia formuoti ilgalaikiam procesam. Ir ypatingai dabar, jeigu žiūrint labai iš perspektyvos,
ką mes dabar galim padaryti, kad tas šokis toliau vystytųsi ir jisai tobulėtų ir augtų. Tai man atrodo, tuo metu dabar jau galim labai pasižiūrėti, kaip jisai iš tikrųjų nuo tokio labai mažų sėklelių jisai augo ir jau ten, man atrodo, kad 15, 16, 17 ir toliau iki pandemijos jisai, man atrodo, pakankamai pasidarė toks turtingas tiek turiniu, tiek išraiška savo, tiek pradėjo rastis tikrai labai daug įvairių kūrėjų ir atsirado visai nauja karta. Vėlgi tai yra labai susiję ir su studijų programos atsiradimu, ir jos vystymu, ir jos, sakykime, tobulėjimu ir plėtra. Tai man atrodo, visi šitie dėmenys labai užaugino patį lauką. Ir jau mano pačios, žinoma, nuo tokios individualios labai kūrėjos, kur nuo dueto Lemeryje, kur su Petru Lisausku ir Dovilė Binkauskaitė, tai tiesiog mūsų buvo iš didelės aistros kūrybai ir šokiui, patampa kažkokiu dariniu, kuris turi savo kažkokią struktūrą, atsiranda mechanizmai, kaip dirbam, atsiranda šokėjai nuolatiniai. Tai ta kaita iš tikrųjų tikriausiai didžiausia buvo tarp kokių 13-14 iki pandemijos, jinai ypatingai mano tiek kūrybiniam kely, tiek gal pačios kūrybinis kelias šiek tiek buvo prislopęs, nes labai kviečiausi daug kitų choreografų, kad kurtų ant Lietuvos šokėjų, vyktų įvairūs mainai ir kažkaip labai norėjosi tam puoselint purentą visą dirvą. Šiuo etapu aš labai noriu grįžti į kūrybą, koncentruotis į tai, dirbti su įvairiaus amžiaus šokėjais, kitais menininkais ir taip, kažkaip savęs nebelimituot pasirinkimuose, ta prasme, kad ypatingai, kai tu turi nuolatinę trupę, kur dirba, tai tu, žinoma, visas fokusas tada yra į juos ir kaip suformuoti repertuarą, kaip suformuoti pačią grupę, kaip atliepti jų poreikius. Tai dabar, man atrodo, šiek tiek galbūt prioritizuoju labiau pačią kūrybą ir patį turinį. Ir tarsi, kas tame randasi. Ir tada iš to iškylantis poreikiai, kokie yra šokėjai, koks yra reikalingas tada ten visas strateginis planas, iš to labiau. Siekis ypatingai išsikėliau kelių metų, kad geriau daryti yra mažiau, bet kažkaip pilniau, turiningiau viską, giliau ir tada gal ne tiek premjerų, kiek būdavo anksčiau ir versdavomės per galvą, nes būdavo įdomu viskas ir dabar tarsi yra labai daug visko ir įdomu išlieka tas smalsumas labai daugam, bet iš tikrųjų tada pagalvoju, kad koncentruotis kažkur tai ir subrandinti kažkaip. Labai noriu savo tokio brandaus požiūrio ir kaip aš tada kalbu per šokį, per vienus ar kitus dalykus. Tai to tokio, kad nustot bėgt, daryt, būt produktyviam, tarsi mus pajungia pati sistema, kad vėlgi gauti finansavimą, tu turi tą padaryti, bet aš dabar galvoju, kad jau tu esi tokiam etape, kad tarsi jau lyg, aš įrodyt jau nebereikia versis per galvą, tai taip, tu jau kažkaip galvoji, tai aš tada noriu gylio ir tokio, labai tikrumo ir profesionalumo aukščiausio lygio, o tam reikia laiko, tam reikia koncentracijos ir tokio atsidavimo. Jisai toks labai įdomiai, aš niekada tarsi jo neturėjau tokio labai stipriai išreikšto, kad man būtinai reikia būti scenoje, aš be to negaliu gyventi, kaip būna. Tikriausiai gal tas toks dvilypė tapatybė, gal jinai iš tiesų tokia prigimtinė yra, nes man labai patinka būti ne scenoje, o būti už priekyje ir kažkaip kurti kartu su šokiais. Tačiau vis tik tai, kai aš atsirandu ant scenos, aš suprantu, kad vis tik tai aš išgyvenu kažkokį labai stiprų dalyką. Šiemet pradėjau labai įdomų projektą su mano kartos šokėjais ir choreografais Lietuvos. Mantu Stabačinsku, Andriu Katinom, Giedre Kirkile ir Erika Vizbaraitė. Tai mes visi labai panašiai atėję į šokį, skirtingai jisai dėliojosi, bet
pabaigę užsienį studijas, didžioji dalis iš mūsų. Ir šitas spektaklio kūrybinis procesas gimė iš didžiulio poreikio grįžti į sceną ir būti su savo kūno scenoje ir vieniems su kitais. Nes visi supratom, mes susitikę kalbėjom, kad staiga mes visi patapom vadybininkais, dėstytojais, organizatoriais, kuo tik nenori, tik ne tokių mūsų ašinių, prigimtinių dalykų, kad mes esam šokėjai. Na, nors aš žinoma, asmeniškai niekada nestačiau tarsi šokėjos karjeros, bet va tas mūsų buvimas dabar repeticijų salėj, mes supratom, kad nėra malonesnio dalyko, kad ir tas susijungimas su savo to amžiaus kolegom ir atradimas, kaip tavo kūnas juda dabar, po daug metų jau, kaip jisai kitaip jaučia, kokia jo yra organika. Ir tada, aišku, aš tiesiog grįžau ir galvoju, kodėl aš niekada nebuvau tiek daug scenui. Kažkaip, kodėl aš tarsi labai pasirinkau sąmoningai, nes, nebuvo kur šokti, aš grįžau į Klaipėdą ir taip atrodo, aš čia turiu statyti, čia turiu auginti kitus žmonės, leisti jiem lipti ant scenos. Ir aš galvoju, ar aš tik neapvogiau savęs su tuo. Kažkaip, bet iš kitos pusės matyt, viskas vyksta taip, kaip vyksta. Užtat dabar bet ir kaifuojam nuo to, kaip tu vėl susijungi su savim, su savo kūnu ir su kolegom. Man atrodo, kūrėjas ir asmeniškai aš labai perėjau per tokius skirtingus etapus ir nuo tokio, man atrodo, arogancijos prieskonio grįžus iš vakarų mokyklos ir galvojimo, kad tu esi labai ypatingas ir kad tu sukursi kažką, ko niekas nėra matęs ir niekas nežino. Ir tai jisai buvo sumišęs su tokiu dideliu nuoširdumu ir noru dalintis, bet aš dabar jau atpažįstu kažkokios, tikriausiai buvo ir priemaišos tokios, kad, aš tarsi geriau žinau ir aš dabar jau daugiau mačius ir man jūs niekas negali pasakyti, kad čia kažkas yra blogai ir aš kartais galvoju, ir tu verti tos žmonės savo nesėkmingus darbus žiūrėti. Iš kitos pusės, kažkaip tie jauni kūrėjai turi užaugti. Ir aš kartais labai sąmoningai einu žiūrėti jaunų žmonių darbų, nes aš gal kažkas svarbu ir žiūrėjau mano pirmus darbus. Tiek Paikos mergaitės maldos, tiek Aikštelė laisvų vietų nėra, aš pati su malonumu juos ir dabar dar video pasižiūriu ir jie tikrai brangus man darbai, bet vis tiek tu galvoji, kad iki to ateiti buvo dar irgi kelias. Tai aš labai dėkinga tai publikai, kuri žiūrėjo. Aš pamenu labai gerai savo vieną dėstytoją, kanadietį choreografą, kuris paklausė, vieną kartą mes kažką ten studijų metu darėm ir kažkas jo paklausė, o kaip man žiūrėti į auditoriją, ar aš čia kreipiu dėmesį, ar nekreipiu į auditoriją. Ir jisai pasakė tokią frazę, sako, nusispjaut man tą auditoriją. Ir aš suprantu, kad ilgą laiką, bet čia aš gal šokyje apskritai kalbu, gal net vyravo toks šiek tiek, kad aš kuriu, tai yra mano kūryba, nepatinka, eik. Tai man atrodo, o dabar viskas persivertė ir visi labai, man atrodo, atsibudo, kad su tokiu požiūriu, tai visi ir išėjo. Ir man atrodo, užsiauginti publiką yra didelis ir nuoseklus darbas. Ir nepametant to, kas yra tavo kūryba, ką tu nori kalbėti, bet iš tikrųjų įtraukiant į šitą procesą auditoriją, kad jisai yra lygiavertis dalyvis šito viso proceso, kad tu nesi vienas savo kūrybiniam lauke ir tau čia yra viskas, man vienodai šviečia, kas yra aplinkui. Yra tas, kad tu tarsi neišduodi savęs, bet man atrodo yra labai svarbu, ir aš čia jau kalbu ne tai, kad toks tiesioginis, kad mano darbai turi patikti auditorijai. Aš nekalbu apie tai, bet aš kalbu apie ryšio užmezgimą. Ir kaip aš pakviečiu į tą kūrybinį procesą žmonės. Todėl mes labai daug darom įvairių darbų su bendruomenė. Daug darom edukacijų, daug pasidalinimo, kad aš dalinuosi kažkokiais įrankiais, kuriuos aš turiu. Ir aš kviečiu į kažkokį tai, kūrybinę erdvę. Galvoju,
ar tik tai nėra, vat, nu, mūsų šokio tokia viena iš, ne, tokių kažkokių tai, nu, ne tai, kad užduočių, vat, kažkokių tai, kad mes, nu, kažkokio apjungimo žmonių, neskaidyti, nedalint, ne įrodinėt kažkokias tiesas, bet iš tikrųjų sujungti. Tai gal taip labai idealistiškai skamba, bet man labai atliepia. Va. Ir va, tame tada auditorija auga. Ir tas išėjimas mūsų paskui, va, formato atradimas kitokių, ar ne, ir mūsų tos ekskursijos ir keliaujančios bažnyčios, jos iš tikrųjų pakvietė žmonės jų mieste įsitraukti į kažkokį kūrybinį veiksmą. Ir tai irgi užaugino labai labai didelę dalį auditorijos, kurie dabar ateina pas mūsų spektaklius. Aš visą laiką bandau atrasti į jį atsakymo ir taip atrodo norėtųsi sakyti, mane įkvepia žmonės, mane įkvepia kažkokie įvykiai, bet aš galvoju, kad tikriausiai nu, kažkoks kodas yra pas žmonės, kurie nukūrė, man atrodo, kad jie tiesiog kodas vidinis yra ir tave gali įkvėpti temai kažkokiai, tave gali įkvėpti kažkokiam ten, sakykime, naujom paieškom ten formos ar kažką, bet man atrodo, kūrybai tai kažkoks kodas. Tiesiog, nu, prigimtis va tokia, kad kur tu supranti, kad, nu, tu niekur kitur geriau taip nesijauti. Gal tada ir tai ir inspiruoja, kad tu taip, nu, va ten tiesiog jautiesi savim. Ir kai mes tada kažkaip patampam, kai galim atrasti tas vietas, čia apskritai visi žmonės, kur aš tikrai galiu jaustis geriausiai. Tai nereiškia, kad nebus sunku, ten nepavargsi ar ką, bet tiesiog, kad tu jautiesi savo kažkokiai vietoj. Tai šitas, man atrodo, inspiruoja, nes aš niekada, tau gali miestas ne tas būti, ten dar kažkas ne tas, bet šiaip, jeigu taip pamatinį, tai aš labai jaučiuosi savo vietoj.